Sveiki visi, šiandien esam Vilnius veikiau virtuvėlėje. Aš esu Aušra ir kartu su nuostabia mama Medeina šiandien pabandysime pagaminti traškias batatų juosteles kartu su brokoliais. Kaip Medeina manai, tavo vaikui patiks šitas receptas? Šiaip jinai mėgsta ir batatus, ir brokolius, bet kaip žinia, su tokio amžiaus vaikais niekada nežinai, kaip čia gali nutikti. Tai visko gali būti, bet turiu vilčių, kad valgyti. Bulvytės free dažniausiai būna mėgstamas variantas, tai pabandysime sveikatai palankesnį variantą šiandien rasti. Ir ko mūsų receptui reikės? Tai pirmiausia, reikės vieno batato, tuomet keletos brokolių šakelių. Taip pat gaminsime sveikatai palankesnius padažus, tai reikėtų graikiško jogurto, taip pat 100% pomidorų pastos ir smulkinto kietojo sūrio. Taip pat mėgstamų prieskonių. Tai mūsų atveju mes naudosime saldžią smulkintą papriką, džiovintą česnaką, druską, pipirus ir žinoma reikės alyvuogių aliejaus. Slaptas ingredientas tam, kad bulvytės būtų traškesnės ir vaikams dar labiau skonių patrauklesnės, tai į receptą dėsime ir šaukštelį bulvių krakmolo. Tai, manau, galim pradėti gaminti. Tai pirmiausia, ką mes turėtume daryti, tai žinoma, supjaustyti, kaip vaikai mėgsta, supjaustyti riekelę. Gerai, kad nebūtų labai per storos arba per plonos, nes tada gali arba būti netokios apskrudusios, arba gali šiek tiek per greitai sudegti. Merkiame į šaltą vandenį 30 minučių. Po 30 minučių bulves ištraukime, labai gerai nusausiname, dedame pasirinktus prieskonius, bulvių krakmolą ir alyvuogių aliejų. Ir viską gerai išmaišome. Tuomet įkaitiname orkaitę iki 180 laipsnių ir dedame supjaustytus batatus į vidų. Po 15 minučių apverčiame batatus, kad apskrustų iš visų pusių griežinėlį. Tai bulvytės kepa ir puikiai žino Medeina, ką vaikai labiausiai mėgsta, su kuo valgyt bulvytės. Maniškiai šiaip jau kečupo nemėgsta, O, kas yra retas fantastiniai atvejai. vaikai. Nežinau, ar fantastiniai kažkaip pat yra tiesiog taip, kad nelabai. Bet jo, turbūt kečupas, aišku. Kečupas dar kartais būna vadinamas pikantiškas turbūt, Taip, ar ne taip. padažas, tai tikrai pasitaiko vaikų, kurie mėgsta ir nieko tokio retkarčiais ir tokį suvalgyti, bet pasiūlysim sveikatai palankesnę alternatyvą, jeigu jūsų vaikai vis dėlto yra tie, kurie mėgsta tokius padažus. Kokie yra du variantai mūsų? Tai vienas variantas yra tiesiog 100% pomidorų pasta. Mes ją sumaišom maždaug santykių 50/50 su graikišku jogurtu. Ir ragaujam ir bandom, galima praturtinti prieskoniais, kokie patinka, ir ragaujam ir žiūrime, ar patinka. Taip, tai Medeina drąsiai. Tai tiesiog... Taip, gali pusę ar visą, jokio skirtumo. 300 gramų, 100 ml pomidorų padažo galim kartais rasti tiek pat pridėtinio cukraus, kiek yra, tarkim, ledų tokiam pačiam svorį. Ne, tai faktas, kad kai ledus valgom, mes įsivaizduojam, kad valgom desertą, bet kai valgom pomidorų padažą kartu su kažkokiu sūriu patiekalu, bet tikrai negalvojam, kad valgom pridėtinį cukrų. Na ir ko trūksta? Druskos. Kitas variantas tikrai gali būti tinkamas, jeigu pomidorų padažą mėgsta, kečupą tą vadinamą, kad įdėti šiek tiek kečupo ir šiek tiek dėti pomidorų pastos 100% ir šiek tiek dėti graikiško jogurto. Taip, kad, ta prasme, nes kaip skonio pagrindą tokį jau gauni. Visiškai teisingai, nes yra tiesa, kad kečupas yra jau toks padarytas labai jau gardus ir mes turim kartais tiesiog pamiksuoti. Brokoliai labai paprasta viskas. Tiesiog brokoliai, šiek tiek aliejaus, mėgstamų prieskonių ir džiugo sūris. Ar esi bandžius šitą receptą? Su džiugo sūriu ne, bet be sūrio tai labai dažnai darom, nes man brokoliai ir man labai patinka ir visai šeimai, ir va tie roasted, apkepinti vadinami brokoliai, tai žiauriai man smagus receptas, česnako labai daug dedu, taip gerai, žinai. Ir man labai patinka dar tai, kad brokoliai išsaugo daug daugiau maistinių savybių, kai jie nekontaktuoja su vandeniu. Tai va čia yra labai... Taip, nes paleidžia ir vitaminą C ir kitus dalykus labai logiška. O, puikiai. Taip, tai mes pabandysim su sūriu, kodėl dariau šiuo atveju su sūriu, nes tiesiog yra tikrai vaikų, kurie nemėgsta brokolio, ar ne? Ir kai mes šiek tiek pagardinam, kaip sakant, sūris dažniausiai yra mėgstamas, taip tikrai galim pagyvinti skonio prasme. Tai dėl to pasižiūrėjau, bet aišku, jeigu ir be sūrio mėgsta, tai yra dar labiau fantastika ir viskas yra labai puiku.
Gerai, taip. Tai brokolių nedaug, kad, kaip sakant, jie nuplauti, žinoma, pirmiausia mes nuplauname. Taip, sakai, kad mėgstam česnaką, ar ne? Taip, labai. Gerai, drąsiai. Nu. Pusę laiko mūsų jau praėjo bulvių kepimo, tai va labai gerai, brokoliui maždaug 15 minučių, bulvytės 30 minučių kepa, 15 minučių praėjo, tai kartu užbaigsim ir gausim patiekalą visą pilną. Gerai, bandom tada dėti. Nu, Ana pasiruošęs ragauti? Taip. Skubėk. Kitomai kažkaip. Žinai kažką? Ne? Aš taip pagalvojau, kad aš tą gal neatpažinsiu. Taip, tu tokios labai šaltųjų bulvytės. Kaip tau? Panašu į tikras bulvytės? Ar geriau? Geriau. Geriau? Eik tu savo. Geriau. Kas tau apie jas patinka? Jos yra sūrios? Nelabai. O kokios? Pamirkyti padažą. Gali pamirkyti padažą. Papasakosi man, kokio jisai skonio, nes aš nežinau. Rūgstokas. Rūgstokas. Oi, ką tu primena? Rūgstoką pagamino. Ačiū. Skamba padažą. Bet tikrai labai skonus. Bet padažas rūgstokas. Bet labai dera su šitais, nes šitie yra truputėlį tokie saldesni, ar ne? Ir taip skoniai kartu jie žaidžia tada. Taip, yra rūgštesnis, yra saldesnis, tai labai gardus tada taip. Bet šitie labai faini, ne? O tu pažiūrėk brokolis, kaip mes darom namie, ar ne? Bet čia žinai su kuo, kaip su manai paskučiau geriau. Nežinai? Nu, paragauk. Paragau. Tada galėsi man pasakyti, kas. Žiūrėk, kad nepabėgtų brokoliukai. Labai gerų žaliukai. Aš irgi noriu tada. Ką čia yra? Bet ant jos mes žinai, ką užbarstėm? Sūrį. Prašom. Prašom. Skanu brokolis su sūriu, mes nesam tai bandę niekada, ne? O kaip tu manai, ką gero daro? Pajaučiau sūrį. Pajautai? Geras? Gardus? O kaip tu manai, ką brokolis daro mūsų kūnui? Sveika daro. Sveikatą, taip. Tu man šiandien labai juokingai sakai, ką tu įsivaizduoji, kai tu valgai brokolį. Ką tu sakai man šiandien? Įsivaizduoju, kad jis žirafai ir įsivaizduoju, kad čia brokolis yra medžio šakelė. Taip, tu taip valgai kaip žirafa, medžio šakelę, brokolį. Labai skanu šitie, gerai labai apkepia. Tai kuris tau šiandieną labiau patinka? Ar batatas, beje, nepasakiau tau, kaip jis vadinasi, čia yra batatas. Batato bulvytės. Arba saldžioji bulvė dar kitaip, lietuviškai galima vadinti. Saldžioji bulvė, taip. Tai kaip tu vertini nuo... Labai saldu. Labai saldu, taip. Va čia tai batatas. O čia tai batatas. Skanumėlis, ar ne?